Tai ką galiu pasakyti, obuolio skonis yra kaip košės. Neskanu, prieska, nėra nesaldu. Tai va. Obuolius reikia virt. Reikia nulupti odelę, supjaustyti, sutrinti ir virt. Obuoliai kaip pats vaisius yra faktiškai nevalgomas. Iš obuolių reikia virti tyrelę. Iš obuolių reikia virti obuolienę. Nes kitaip obuoliai patys iš savęs yra labai neskanus. Jų skonis primena kažkokią tai, grinai, patys obuoliai iš savęs primena košę. Todėl tai reiškia, kad juos reikia trinti, nulupti, supjaustyti, sutrinti ir virti uogienę. Ir dar ką noriu pasakyti, kad uogienė be cukraus yra taip pat nevalgoma. Obuolius reikia sutrinti, išvirti obuolienę ir verdant pradėti saldinti. Adventistų bažnyčių krikščionys sako, džiaukis, kad duoda Dievas ir dėk į burną. Bet ar tikrai tie vaisiai ir uogos yra tinkami valgymui? Kodėl tada žmonės sugalvojo iš jų gaminti uogienės? Ir šiaip aš nesu matęs, kad žmonės masiškai valgytų vyšnes ar kriaušes, supranti? Esmė yra tokia, kad vaisiai ir uogos yra skirti apdoroti. Juos reikia apdoroti, iš jų reikia virti patiekalus, uogienę, supranti? Vaisiai skirti nevalgymui, jie yra skirti virimui. Ir jeigu žmonės tiek daug metų valgia vaisius, klausimas, jie tiesiog nevalgomi, supranti? Vaisiai yra nevalgomi. Ir man keisčiausia, kad žmonės sako, dėk ir skink ir dėk į burną. Tiesiog vaisiai yra skirti gamybai, terminiam apdorojimui, virimui. Iš vaisių reikia virti patiekalus, iš vaisių reikia virti uogienės. Ir jie netinkami valgymui. Ir aš noriu paneigti Biblijos žodį tuom, kad vaisiai nėra skirti tiesioginiam maitinimuisi. Taigi, aš dabar pakalbėsiu. Laikas, kai atsirado uogienės, siekia antrojo tūkstantmečio antrąją pusę, kažkur maždaug 17-19 amžių. Mes pakalbėsim apie tai, ar logiška manyti, jog 17-19 amžių, kai nebuvo prekybos centrų, įmanoma buvo išsivirti uogienę. Pirmasis dalykas, kurį noriu pasakyti, tai yra paprasčiausiai, kur tą uogienę išpilt. Kaip žinot, 17-19 amžiui stiklo pramonė, gauti stiklo tarą buvo didžiulė problema, nes gamybos centrai buvo įsikūrę valstybės strategiškai svarbiausiuose, atokiausiuose vietose, tai yra Vilniui, Kaune, gal Klaipėdai. Ir stiklinė tara nebuvo lengvai prieinama, nes jinai tiesiog buvo labai mažai išvystyta. Stiklo pramonė buvo labai mažai išvystyta. Ir tikrai gauti stiklinę tarą viduramžiais kaimuose buvo labai sunku, nes nebuvo parduotuvių ir stiklo tarą reikėjo gabenti iš labai toli. Taigi, tam, kad išsivirtumėte uogienę, visų pirma reikia turėti stiklainį. Stiklainiais yra prekiaujama konservų pavidalo parduotuvėse. Tai reiškia, kad jūs galite nusipirkti bet ką parduotuvėj, kas yra stikliniai taroj, suvalgyti, išplauti ir turėsite tarą uogieniai. Tai visai logiška, kad uogienės atsirado ten, kur buvo prekybos centrai. O tiems prekybos centrams prekes taip pat pristatydavo mechanizuota pristatymo sistema. Tai yra vežimai. Ne tie vežimai, kurie buvo senoviai, o būtent tie vežimai, kuriais yra gabenamos prekės. Ir pristatymas yra visą savaitę
vienodas, supranti? Visą savaitę tas pristatymas yra vienodas. Be pramonės ir be parduotuvių žmonės negalėjo nusipirkti stiklainių. Vadinasi, vienintelis logiškas paaiškinimas, kad žmonėms būtina stiklinė tara, kuria yra prekiaujama parduotuvėse. Tiksliau, kažkokie tai gaminiai įdėti į stiklą. Na ir kągi aš noriu pasakyti, kad paprasčiausiai stiklas yra gaunamas iš žemėje esančio dirvožemio arba tiesiog smėlžemio. Ir stiklainių gamyba, stiklo gamyba yra labai paprasta, nes jinai tiesiog yra iš to, kas yra po mišku, po žeme, iš karto yra kaitinami ir išgaunamas stiklas. Tai ar taip yra sudėtinga, kad 19 amžiuje gyvenę žmonės negalėjo to padaryti? Ar tai yra taip sudėtinga, supranti? Ir dar ką noriu pasakyti, jeigu stiklo gamyba tokia paprasta, tai kodėl stiklas tiek daug amžių buvo sunkiai pasiekiamas? Na ir pabaigai užbaigsiu tuom, kad žmonės neturėdami visų pirma stiklinės taros, kuri tiesiog gaunama iš požemio, neturėjo ir cukraus. Nekalbėsiu aš apie cukrinius runkelius, nes cukriniai runkeliai auga vasarą, žiemą ir rudenį yra ne jų sezonas. Ir aš noriu pasakyti, kad paprasčiausiai cukrus yra gaunamas iš kristalų, kurie yra sintezuojami tam tikrose reaktoriuose, bakuose pramoniniuose, ir žmonės be pramonės tiesiog negalėjo įsigyti cukraus, nes cukrus yra gaminamas. Ir būtent noriu pasakyti, kad viduramžiais žmonės neturėjo nei cukraus, nei stiklo, o tik tai vaismedžius. Ir jie turėjo valgyti tik tai vaisius. Bet iš vaisių reikia gaminti uogienes. Ne iš cukrinių runkelių, o iš kristalų.